Praėjusiame reportaže su Avital ir Lauriu išbandėme 2 kvartalo Riverland vaikų žaidimų aikšteles bei pasportavome lauko sporto zonai. Toliau po mūsų padidinimo stiklu 3 žaidimų bazė. Pasiruošęs, tik nenukrisk. Opa! Bravo! Ir... Opa! Paleisti? 3, 2, 1. Opa! Modernios ir įtraukiančios žaidimo aikštelės plus beribė vaikų fantazija lygu aukščiausio lygio pramogos. Kokie namai! Pas tavęs, eik tu žinok, kad čia man net soliuko nereikia pažiūrėti. O, šlapia. Prisėmiau savo kelnes. Nu gerai, žaidžiam slėpynių. Žaidžiam slėpynių. Tu skaičiuoji. 1, 2, 5. O iki kiek skaičiuot? Iki 10. 9, 10. Einu ieškot. Kur tie vaikai slepiasi? Gal čia kur nors? Man atrodo, žinokit, aš užsiroviau. Tikrai, papuoliau su tikrai slėpinių asais. Nors vaikams žaisti slėpinę sekėsi geriau nei man, bet pasilinksminom tikrai visi. Kiek suskaičiavo žaidimo aikštelių? 3. 3 čia žaidimo aikštelės. Na, Daugiau? 3 čia va tiek. Tiek čia yra žaidimo aikštelių. Kuri labiausiai patiko? 1, 2 ar 3? Viskas. Viskas patiko labiausiai. Man 3. Dabar Sakyk. tu mūsų įsvaik. Aš dabar eisiu jūsų ieškoti. Skaičiuok. Gerai, užsimerkiu. Taigi, darome išvadą. Vaikams čia tikrai yra ką veikti. 3, 2, 1. Wow! Kad mažiesiems Riverlando gyventojams čia gyventi gera, mes jau išsiaiškinom, bet aš matau, netoliese atkeliauja dar mažesni Riverlando gyventojai. Paklauskime jų, kaip jiem čia sekasi. Taigi, šunyčiai, sakykit, kaip čia gyvenimas? Tau labai patinka. O kaip tau čia gyvenimas? O turit kur pasivaikščioti ar ne? Turit? Parodysit. Einam. Nei vaikai, nei šuniukai nemeluoja. Riverlande gera gyventi visiems.